Na ką, sveiki atvykę į Europą, Prancūzijoje, kur tik ką išvažiavau iš kelto, kuris mane per naktį perkelė per English Channel ir vežė į Prancūziją. Puikus naujas keltas, dujom varomas. Šiek tiek vėlavom išplaukti, bet atplaukėm į uostą laiku. Tiksliau vėlavom šiek tiek, tai 2 valandas vėlavom išplaukti. Bet jau kai išplaukėm, tai sakė pavarė. Eismas dešinę pusę. Keista. Dabar, įvažiavau, ankstus rytas dar, 8:30. Ir eismas dešiniai. Ir taip liktai, tik buvo kairiai, dabar dešiniai. Tiesa, tik pasų kontrolė buvo, jokios mašino, motociklo patikrinimo dokumentų, jokių motociklo neprašė, nei įlipant į keltą, nei išlipant. Just like that. Sėsk ir plauk. Europa. Taip, dabar tie žiedai, ne, čia tas viskas dešiniai pusėj, kaip namie. Taip, kūro, dar gal nereikia, nedirba degalinė. San Malo aš čia nieko nenoriu. Varom į pliažą. 240 km, bet kadangi ankstus rytas, tai nulėksiu čia iki pietų. Bonjour. Europos Sąjunga. Namie. Tas pats kaip namie. Pėsčiom pareit galim. Bet tai kai smagu. Prancūzijos laukai. Iš vienos pusės kukurūzai, iš kitos pusės tik ką nupjauti. Čia javai, turbūt kas čia žolė, šienas susuktas. 20 keli laipsniai. Eismas dešiniai. Ramybė, mašinų beveik nėra. Oras puikus, ne vieno debesėlio. Namukai tie prancūzų kaimeliai, miesteliai, kitokie visiškai. Tokie akmeniniai, aukšti, ištysę į viršų, tokie pasistiebę atrodo visi. Viskas žiauriai kitaip negu Anglijai. Ir čia emocinė tokia būsena faina. Kadangi vis tiek kažkokie namai, nežinau. Ir tas etapas pabaigtas Britanijos šitos kelionės ir dabar toksai, atrodo, toks darbas padarytas ir dabar varau pailsėti. Aišku, nepailsėsiu, šiandien turiu 2 darbinius susitikimus dar, bet jau kurortas, turbūt kurortinis režimas, prancūzas savo su elektriniu paspirtuku bizina savo. Taip, okei. Čia reikia dabar žiūrėti, iš kurios pusės čia kas. O aš savo varau link Atlanto vandenyno pakrantės. Čia dar 200 km važiuot man. Bet aš šitais ramiais miestukais savo kaimeliais ir nubinzinsiu per 4 valandas. Miesteliai kaip žaisliniai atrodo. Čia tie akmenys visai, tai iš ko, kas čia aplink voliojasi, iš to ir stato. Bet, tokie akmenys visai kitokie, negu tos plytos angliškos raudonos. Ir bažnyčia šitos gražios vidury kiemo stovi. Aukštais pyliais tokiais, Ir kavinukėse žmonės sėdi. Kavytė gurkšnoja, bagetės valgo kruasanus. Tokia provincijos idilė. Eik tu sau. Droniuką reikia pasikelt apžiūrėti. Prašom, koks čia šato. Čia šiandien nedirba, bet įspūdingai, neatrodo? Travaje today. Okay.
Nu va, gal norit kas nors užkasti, pasidalinsiu, ką Dievas davė. Nu, Dievas Prancūzijoje davė salotų su silke ir jūros gėrybių ir šviežių bandelių. Sustojau, čia Prancūzijoje daug tokių yra parkelių su staliukais, su soliukais. Čia tokie prie labai gražios pilies radau. Tai va, nufotkinau dar porą nuotraukų. Labai gražiai atrodo. Skanaus man. Luaros upė Prancūzijoje. Nu ir sakė, tiltas. Tiltas navigacija rodo, ne velnė, ne tiltas. Nėra čia jokio tilto. Bet yra užtat keltas. Ir keltas yra nemokamas, pasirodo. Reikia palaukti, kol atplauks. Bet čia pirmyn atgal tusinasi. Tai va, laukiam kelto. Ir vėl keltas, ir vėl vanduo, ir vėl plaukti. Nu ku, kaip pas jūs? Čia pas mane 38 laipsniai, kad jūs suprastumėt. Bet aš esu Atlanto jūros, Atlanto vandenyno pakraštyje ir aš esu Kaip jūs manot, kaip stovyklai sprendžiamas skalbimo klausimas? Va, aš turiu tokį vat zababoną. Čia yra skalbimo maišas. Kadangi keliavimas neabejotinai yra susijęs su tam tikrų kiekių skalbinių, aš juos duosiu į atskirą maišą. Tai aš dabar čia savo susimesiu skalbinius į šitą skalbimo maišą. Šitą. Šitą nepersipildyti per daug. Va. Eisiu užsipilsiu vandens. Dabar pripiliau šalto vandens. Bet aš dar turiu užsivyręs karšto. Tai aš papildomai įpilu karšto vandens. Ir turiu skystą skalbiklį. Galima šiaip ir skystą ūkišką muilą. Ringuvos labai tinka. Opa. Jau paskutinis, šitą dar nuo praeitų metų turiu. Dabar visą šitą reikalą aš savo tvarkingai uždarau. Opa. Čia yra ventilis, atsuku, išleidžiu orą. Op. Va. Jis dabar yra sandariai užsuktas. Ir aš savo tą maišą dabar pasidėjęs. O savo kokias 15 minučių, 10, 5 gal net savo ramiai makaluoju. Paskui išskalausiu. Ten paskui yra virvė. Turiu išsitempęs. Padžiausiu. Ir tokiam karštai per 2 valandas viskas bus sausa. Galima tiesa čia skalbtis ir skalbyklai. Bet skalbyklė plus džiovyklė kainuoja 10 eurų. Tai man Austrių porcija išeina. O tai va, turistai. Na, palieku trumpam savo stovyklą. Tam, kad nuvažiuoti apžiūrėti Noirmoutier salą. Aš esu čia jau prie pat jos. Čia yra tokia sala Atlanto vandenyne. Yra pora miestelių tenais ir pagrinde Austrių fermos. Bet jis turi labai ilgą, sakė, gražią istoriją ir labai gražiai ten viskas atrodo. Ir į tą salą veda tiltas, per kurį aš netrukus važiuosiu.
Sakė, labai gražus tiltas didelis yra. Nu ir dar yra kelias, kuris veda į tą salą per vandenį. O, ir sakė, per vandenį yra reikalų. Būna užpila tą kelią potvyniai atoslūgiai. Bet aš to kelio jau neieškosiu, važiuosiu geriau tiltuku, patikimai. Va, tiltas aukštas, po jo laivai praeina, jeigu reikia. Ir kaip tik tas tiltas dar matosi man iš stovyklos, tai taip labai įdomiai, pliažas ir tiltas didžiulis. Va, kaip tik toksai aukštas, čia iš kameros turbūt nesimato. Pakankamai status po kilimas į viršų. Va, mano pliažas, kuriame aš maudausi. Tas miestelis, kur vakar vakarienę valgiau, na gražiai matosi. Na va, o aš čia jau iš karto 1-2 ir nusileidau į tą salą. Štai aš jau ir nuo Armaties saloj. Tai va, važiuoju apžiūrėsiu, sakė, labai gražus pliažai, ten yra dar kažkas, tai va apžiūrėsiu, gal pavalgysiu kažką tai. Ir varysiu tada atgal. Jau vakarienės irgi jau eisiu į tą austrių restoraną, labai skanu. Jo, o šiandien iš ryto atsikėliau, žinokit, pasidariau kavos ir puoliau dirbt. Nes turėjau darbų, turiu įsipareigojimus prieš klientus, tai nori, nenori, reikia juos vykdyti. Tai nors ir plus 28 iš ryto, kavytės ir prie kompo. Yra, ryšys yra, viskas yra, prašom, dirbam. Naktis palapiniai, na, tiesa vakar, žaidė prancūzai prieš Monako futbolo ketvirtfinalį. Tai čia visi skrūvoj, čia tokia salė yra pramogų. Tai žiūrėjo, visi prancūzai žiūrėjo tą futbolą. Sirgo visi, kai himną Prancūzijos giedojo, tai jie čia giedojo visi kaip tik galėdami tą himną. Tada sirgo už tą Prancūziją. Aš jau nuėjau miegot, įmušė pirmą golą, tai visas, atrodo, susprogo visa stovykla. Jau vėl įmigau, buvo antras įvartis, vėl susprogo visa stovykla. Nu, jau paskui sunkiai užmigau. O šiaip ne taip, paskui finaliai užsimegojau. Visai iki 8 ryto parpėjau netgi. Kai jau saulė pradėjo kaitinti palapinę. Ir užkaitinu. Tai va, tai pasidariau darbus. Ir nuėjau išsimaudyti į vandenyną. Nu ir tada jau šokau tolyn. Važiuoju ir galvoju, kas čia per laukai Markizo Karabaso, o čia pasirodo jie druską gamina. Štai šituose baseinuose jie gamina druską. Va, jie varo vandenį tiesiog iš vandenyno. No, I cannot go here? Okay, pardon, monsieur. I wanted to see how it... Okay. Neleido man ten eiti, bet sakė, čia žodžiu va yra, kristalizuojasi ta druska ant kraštų, kaip suprantu, ją renka ir paskui džiovina į krūvas. Ir va tose kraštuose tos druskos, nu ir va, čia tokie karučiai parodyti. Tos druskos ir paskui dar čia va yra visokie druskos artefaktai pardavimui. Va. Kažkaip apgaulingai čia tas žemėlapis rodė. Galvojau, kad čia iš vis 3 gatvės, o čia pasirodo visas miestelis, bet jis toks beveik kaip viduržemio toksai.
ir augalai tokie įdomus, kažkokie kitokie, ir pastatai va balti kaip Andalūzijoje kokioj. Na ir čerpiniai va stogai. Grinai toks viduržemio jūros vaibas. Na ir va prieš tai buvo druskos, nu ne kasykla, bet garykla. Faktiškai tiesiog ima vandenį iš jūros, garina ir druską parduoda už 10 eurų kilogramų. Va, ir dar plus čia jie tas geldeles, moliuskus augina visur, ir kairiai dešiniai čia auga. Net pliaže išmetinėja. Kalbėjau tiesą savo tam kempingė su vienu vokiečių šeima, tai sakė, mes čia sakė jau kelinti metai atvažiuojam. Sako, 3-4 savaitėm pabūti. Sako, čia mums labai patinka, čia viskas labai ramu, sakė, vanduo čia geras. O Kračiuri, čia visai kurortas. Lietuvių dar neatrastas. Nu, su parkingu čia tas pats kaip Palangoj. Nėra. Ojojojojojojoj, įsilenkiam. Pasukt negalima, važiuoti negalima, bet aš su motociklu aš ten įkišiu kažkur mocą. Va. Motociklai prašom statytis į čia. Nu va, čia toksai Plage des Dames. Tipo, gražiausias skaitosi šitos nuo Armutie salos pliažas. Nors sakė, čia yra jų gerokai daugiau. Bet čia va visa infrastruktūra, čia kažkoks viešbutis, restoranas, augmenija visa. Tada tai kad tas pirsas yra į vandenį, nuo kurio matau ten vaikai šokinėja. Nu ir ten įdomu gale yra tie namukai tokie, pliažiniai. Ten toli matosi. Anksčiau aš filmuose ir paveiksliukose matydavau, kad anksčiau žmonės pliažuose tokius mažus namiukus statydavo. Tuose namukose persirengti ir daiktus pasidėti, kažką tai. Ir turbūt nuo karščio, bet čia per tokį karštį, ką čia padėsi. Apsižiūrėjau, kaip sakant, užsiregistravau šitam pliaže. Einu ledų suvalgysiu, nusipirksiu ir varysiu tada atgal. Į kitą vietą dar pasižiūrėti. Ir jau reiktų valgyti kažką bandyti. Sveiki dar kartelį. Va, nekit. Atvažiavau į Les Machines de Ile. Tai yra toksai parkas buvusios laivų statyklos teritorijoje ir kuriame yra daug visokių mechatroninių mašinų. Ir tame parke yra va visokios mechatroninės karuselės. Kažkur turi dramblys vaikščiot. Nu ir čia labai rekomenduoju visi apžiūrėti. Apie 2000 metus, sakė menininkai, inspiruoti Žiulio Verno ir Leonardo da Vinci mašinų. Čia šitam parke va prikūrė visokių tokių zabovų. Va čia yra ir karuselė, ir visokie mechaniniai dalykai. Ir čia viskas juda, kruta, kliba, kvaksi. Dalis ekspozicijos yra uždaryta, gaila šiandien. Čia turbūt dėl to karščio, nes čia labai viskas karšta. Ir kažkur dar turi vaikščioti, sakė, čia dramblys, kuris irgi mechaninis vaikštantis dramblys, tai nu tą dramblį paieškosiu. Dar sakė, galima su juo pasivažinėti to drambliu, bet gal nelipsiu. Jūs matyti. Lipu į kažkokį didelį
prietaisą. Karuselė. Va, ir čia yra, čia tokia karuselė iš mechaninių mašinų, su kuria galima bus pasivažinėti netgi, va. Jo, čia mechanikai turėjo ką veikti, čia man patinka šitas dalykas. Nu va, skrisiu su skraidančia žuvim, va tokia va. Čia ir uodega juda va, ir čia galima, kur čia matosi, kaip čia parodyti, žodžiu, nežinau. Juda čia viskas ir dabar sėsiu ant visų, su šitą karuselę važinėsiu. Bet jau prikolas. Va. Yes, thank you, merci. Amazing. Didn't expect to be this fun. Wow. C'est long, continue. Non, il pleut. Va, jėga. O, čia aš esu tam drambliui po pilvu. Tai jūs įsivaizduokit, kad čia šitas dramblys vaikšto. Ir čia galima juo pasivažinėti. Čia matosi, kad rimtai padirbėta prie to dramblio. Na va, tai kas būsit vakarų Prancūzijoje, čia šitas parkelis, tai užsiplanuokit iš anksto. Tikrai fainas. Dar vienas neplanuotas sustojimas. Château des Ducs de Bretagne. 15 amžiaus ištaigingi rūmai Nantės centre. Ir tai yra Bretanės valdovų rūmai. 15 amžius, kaip jau sakiau. Visiškai, sakė, neseniai atrestauruoti. Ir nuo tvorų matosi, nuo sienų matosi, sakė, Nantės gerai. Ir viduj, sakė, labai gražus muziejus. Tai einu eksplorint. Tokia visiškai netikėtas stopas. Visiškai netikėtoj vietoj. Nors ko čia tikėti, šiaip Prancūzija, čia visko yra. Akis turi dabar prie šviesos kažkaip priprasti. O Jėzau, šviesu. Va taip bus geriau gal. Tai kadangi lauke taip karšta, tai muziejus nemokamai. Ir čia visiškai naujai atrestauruotas, visiškai naujai padaryta ekspozicija. Ir Bretanės istorija, ir šiek tiek prancūzų istorijos. Ir tada tokia ekspozicija padaryta laivybai prancūzų. Didelis skyrius vergų prekybai. Kadangi, vergovė Prancūzijoje buvo panaikinta tik tai 1848 metais galutinai. Čia pakankamai rimtai tą istoriją žiūri. Iš kolonijų Afrikoje veždavo stipriai afrikiečius, Afrikos gyventojus tiesiog pirkdavo ar grobdavo Afrikoje ir veždavo į kolonijas parduoti Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje, į plantacijas. Tai va, po to 2 karai, pirmas pasaulinis, antras pasaulinis, ten antram pasauliniam tai juos vokiečiai greitai okupavo, bet daug gyventojų buvo patraukta į tarnybą priverstinę vokiečių kariuomeniai. Nu ir čia toks įdomus visai. Tai va, tai būsit šitam gale, tai užeikit, tikrai. Ne Versalis, specialiai važiuoti nereikia, bet
Bet jeigu šitam krašte būnant, tai aišku, po tų mechaninių visų žaislų muziejus ir tų pramogos, tai šitas pats tas. Tai va, o aš ką, grįžtu į savo stovyklą, eisiu dar išsimaudysiu Atlanto vandenyne ir tada jau miegoti. Va, dar austrių pavalgysiu, va, papigiai, skaniai. Matyt, kol neišvažiavau, reikia padaryti trumpą pasakojimą apie stovyklą. Kaip čia viskas atrodo. Na štai yra motociklas daugmaž paruoštas jau, grandinė sutepta kelioniai. Na, o čia stovi visa dar mano beveik pusiau supakuota stovykla. Na tai akivaizdu palapinė, tai yra dvivietė palapinė. Kodėl dvivietė, nes viena vieta miegotų, kita vieta daiktams susidėti, biškį vietos paprasčiau. Tada yra kėdutės staliukas ir štai yra virtuvėlė. Tai yra jetboilas, užsivirt vandenį ir kažką galima jame išsivirti. Ir ten dar yra keptuvė su įrankiais. Tada jau yra supakuoti miegmaišis, pripučiamas čiužinukas ir stirofominė pagalvė. Tai pagrindinė didžioji juoda tašė tai yra rūbai. Rūbai paruošti yra tiek šiltam, tiek šaltam orui, kadangi žinau, kad gausiu visko. Na, kita ta žalsva tašė mažoji tai yra visokiom ekstrom. Tai yra reikalinga ir motociklo uždangalas, ir štai yra papildomas uždangalas, kai buvo lietus. Dar visokių ekstrų, ta pati Lietuvos vėliava, kurią turėjau per Liepos 6. Na ir daug visokių smulkmenyčių, tokių kaip pavyzdžiui laidas, kadangi kempinguose yra specialūs pajungimai laidų, tai reikėjo prailgintuvo ir specialaus adapterio. Na ir mano tašė, kurioje yra dronas, ne dronas, šitas kompas, laidai, pakrovėjai, baterijos ir visa kita. Tai daugmaž tiek, dabar reikia man pabaigti viską susipakuoti. Tai visokie palapinės ir palapinės įranga eina į vieną motociklo tašę į šoną. Visas namas telpa. Antras namas, visos kėdutės ir virtuvės visa įrangelė, atsarginiai visi dalykai eina į antrą tašę. Tada centrinė dėžė eina kompas, dronas, fotoaparatas. Ir ką, ir rūbų tašės eina keleivio vietoj. Tai va štai tokia yra mano trumpa stovyklos apžvalga. Ir aš tuo tarpu einu visą tai jau baigsiu susidėti, susipakuoti ir jau šausiu link Lietuvos.